norėjo planšetės. Jisai, kai tik tais jo paklausė, ko norėsi dovanų, tai iš karto pasakė. Net nereikėjo. Aš dar sakiau, gal dar pagalvok, ar ką, jisai ne. Tiesiog mes čia ligoniniai yra jų žaidimų kambarį. Mes namuose tokio dalyko neturim ir jam patikdavo žaisti. Ir mums toks yra, kad mes dažnai būnam palatoj vieni, mums neleidžia niekur eiti, tai ta planšetė labai gerai va tiesiog pažaisti. Pats gavau piešinių, kuriuos vešiuosi namo, kur vaikai nupiešė. Norėsiu kolekciją piešinių, turėjau kolekcijoje kelis, tai dabar dar prisidėsiu. Galiu padaryti kažkokį gerą ir suteikti kažkokią džiaugsmą tiem vaikam, kurie galbūt šiuo momentu jiem nepasisekė, kurie guli ligoninėje, tai man smagu, kad galiu jiem padėti. Tai kai tu čia sėdi uždaras ir tave kažkas aplanko, tai ir jiems labai yra svarbu. Ypač kai, aš pagal save galiu pasakyti, labai nusibosta toj palatoj. Ir vis laik matai tik daktarės, sesutes, tėtis ateina, o norisi kažko tokio kito, kad tau dieną praskaidrintų. Ir labai gerai, aš tai skaitau, kad labai gerai tokie apsilankymai, tokie dienos praskaidrinimas, kažkoks tai užsimiršimas galų gale to, ką tu dabar išgyveni. Gavau palinkėjimų, matai, dabar aš jiem palinkėjau sveikatos ir jie man palinkėjo sveikatos, nes šiuo metu negaliu žaisti. Irgi gavau palinkėjimų, kad greičiau pasveikčiau.